Gerai, keliaujam toliau. Vis dar per pirmąjį Andrew Wommack knygos Neribok Dievo skyrių. Praeitą video aš užbaigiau paskutinės pastraipos apie mūsų įtakos zoną, lauką. Perskaitimų, pristatymų jums, bet nebuvo tas pristatymas labai sklandus, tai noriu ją pakartoti. Taigi, Andrew Wommackas sako taip: Dievas sukūrė kiekvieną žmogų būti lyderiu. Tai gali skirtis priklausomai nuo tavo konkretaus pašaukimo. Tačiau jeigu visagalis Dievas gyvena tavyje, jis turi tikslą tavo gyvenimui, kuris leis tau nuveikti dalykus ir daryti įtaką žmonėms taip, kad tai suteiks pasitenkinimą ir tau pačiam. Pasitenkinimą, išsipildymą. Daugelis iš jūsų nedarote teigiamos įtakos žmonėms, o jūsų gyvenimas dėl to neatneša jokio vaisiaus, yra neproduktyvus. Jeigu esate atgimę iš naujo, tuomet Dievas gyvena jūsų viduje ir jis turi kažką svarbaus, ką jūs turite atlikti. Jis yra numatęs kažką svarbaus, ką nori, kad mes atliktumėm šiame gyvenime. Ir jeigu jis gyvena mumise, vadinasi, jis pats tai nori atlikti per mus. Tačiau jis negali to padaryti iš dvasinio pasaulio tiesiogiai šitame materialiame pasaulyje. Jis gal ir gali, bet jis pasirinko mus dalyvauti šitoje misijoje, kiekvieną iš mūsų. Mes esame kaip pirštinės, kuriuose yra jo ranka. Ir jis per mus nori, kad mes dalyvautumėm tam jo plane. Taigi, ir kai mes jame dalyvaujame, kai atliekame tą, ką Dievas yra numatęs mūsų gyvenimui, mes jaučiame didžiulį išsipildymą, prasmės savo tiesiog gyvenimo, tikslo, pašaukimo išsipildymą. Bet Dievas vienas nepadaro, kad viskas susitvarkytų. Jis nori, kad mes dalyvautumėme šitam tvarkos įvedime šiame pasaulyje, Dievo karalystės statyme. Jeigu tavo gyvenimas nėra kupinas džiaugsmo ir tu nesi jo sužavėtas, jeigu nejauti entuziazmo dėl savo gyvenimo, dėl krypties, kuria eini, ar dėl to, ką Dievas daro tavo gyvenime ir per tave, tai yra ženklai, kad tu praleidai Dievo planą ir riboji tai, ką jis nori daryti tavo gyvenime. Tai lyg Dievas turi planą mūsų gyvenimui, bet mes gyvename gyvenimą šalia to Dievo plano, jo vengdami. Oi, nenoriu, nes tai gal per daug man, tai gali man būti per daug. Kaip dabar aš tokia čia kažkokia tokia paprasta, niekam tikusi, visokia nemokanti ir taip toliau. Mes tiek turim atsikalbinėjimų. Ir greičiausiai Dievui tai nelabai patinka mūsų atsikalbinėjimai, ne? Manau, kad jis trokšta, kad mes tikėjimu taip ir parodytumėm savo tikėjimą, kad žengtumėm tvirtą žingsnį ir sakytumėm: štai Viešpatie, ateinu vykdyti tavo valios ir darysiu tai, kad tu esi numatęs mano gyvenimui. Rodyk man, šnabždėk man, kuždėk man, įkvėpk mane, ragink mane ir aš imsiuosi veiksmų. Neseniai išgirdau tokį labai gerą posakį, kuris sako: mes judame greičiu savo paklusnumo Dievui. Mes savo gyvenime judame tokiu greičiu, kaip greitai sugebame paklusti Dievui. Kuo greičiau jam paklūstume, tuo greičiau judame gyvenime jo planų išpildymo link. Taigi, nuostabu, to mums visiems ir linkiu. Skaitau šią knygą, nes man pačiai taip pat norisi judėti greičiau
didesniu greičiu ir vis labiau ir geriau įeiti į tą išsipildymą, kurį Dievas yra man numatęs, ir neriboti jo savo netikėjimu, neklusnumu ar neteisingais ribotais įsitikinimais. Na ką, trumpai pasikartojame, ką jau žinome, ką jau sužinojome iš šios nuostabios knygos, o toliau autorius kalba, sakydamas, kad Dievas pašaukė tave ir mane, mus, daryti tai, kas pranoksta mus pačius. Andrew Womakas šitam savo skyriuje pasakoja, kad kai Dievas 2002 metų sausio 31 dieną prabilo jam iš 78 psalmės, tai visiškai pakeitė jo gyvenimą. Ši psalmė buvo parašyta tam, kad jaunesnė karta matytų, ką darė vyresnioji karta ir išmoktų neriboti Dievo ir jo neliūdinti, kaip tai darė jų tėvai. Tai labai galinga. Viešpats panaudojo šią psalmę visiškai transformuoti šios knygos autoriaus Andrew Womako gyvenimą. Taigi kokia ta psalmė? 78 psalmė. Ir ypatingai Andrew Womakas čia nori atkreipti dėmesį į 41 šios psalmės eilutę. Jie atsitraukė ir gundė Dievą ir apribojo Izraelio šventąjį. Oho, dar kartą pakartosiu šią eilutę. Jie atsitraukė ir gundė Dievą ir apribojo Izraelio šventąjį. Štai čia ta raktinė eilutė. Ir Andrew Womakas sako, kad Dievas prabilo jam būtent per šią labai paprastą eilutę. Ir jis rašydamas šią knygą meldžiasi, kad Viešpats ir mums taip pat prabiltų, lygiai taip pat, kaip prabilo jam. Pasirodo, mes galime apriboti Dievą, Izraelio šventąjį, kaip tai darė Izraelio tauta kadaise. Ne vienas iš mūsų nėra išnaudojęs visų Dievo galimybių, sako autorius, nei išteklių, nei visos jėgos savo gyvenimui. Dievas yra begalinis, Dievas yra didingas. Mūsų gyvenimai, tikinčiųjų gyvenimai turėtų tai atspindėti. Jeigu gali pažvelgti į savo gyvenimą ir pasakyti, na ką, aš baigiau mokslus, padariau tą ir aną ir užsidirbau šį bei tą, kažką turiu, tai ir tavo visas gyvenimas yra tik tai apie tai, buitinius dalykus, tokį konstruktyvų, paprastą gyvenimą, mes sakytumėm žmogiškom akim, kad tai jau labai gerai, ar ne? Bet Andrew Womakas nesutinka. Jis sako, kad jeigu jūsų gyvenimas yra tik toks paprastas, nuoseklus, paprasto žmogaus gyvenimas, jis sako, tu praleidai Dievą. Tavo gyvenimas, sako autorius, turėtų būti toks liudijimas, kad kai žmonės klausia, kaip tau sekasi, ką darai ir kodėl esi taip palaimintas, tu galėtum atsakyti, kad nėra jokio kito paaiškinimo išskyrus Dievą. Vau, štai kaip turėtų atrodyti tikinčiojo gyvenimas. Mes turėtumėm taip stipriai išsiskirti iš aplinkos, būti tokie, kitokie, mūsų gyvenimai turėtų būti kitokie negu eilinio žmogaus gyvenimas, kuris gyvena tiesiog, kaip vadinama, nuo algos iki algos, ar ne? Tiesiog paprasčiausiai, paprastai eilinį žmogaus gyvenimą, mūsų gyvenimai, tikinčiųjų žmonių gyvenimai turėtų būti kitokie. Jeigu gali nurodyti savo puikų išsilavinimą, charizmą ir gebėjimus, ir tai yra priežastis, dėl kurių tau gerai sekasi tavo gyvenime, vadinasi, tu praleidai Dievą. Ir čia yra Andrew Womako tokia labai stipri
frazė, toks sakinys. Įsiklausykite. Jeigu tavo gyvenimas nėra antgamtinis, jis yra paviršutiniškas. Žodžiu, dauguma iš mūsų, netgi krikščionių, vadinančių save tikinčiais į Dievą žmonėmis, mes gyvenam paviršutiniškus gyvenimus. Tiesiog, paprasčiausiai, slystam paviršiuje. Nes Dievo žmonių gyvenimai turėtų būti antgamtiniai. Dievas pašauks tave daryti tai, kas yra daugiau už tave, kas tau atrodys per daug neįmanoma. Tai viršyje visas tavo galimybės, visus įsivaizdavimus, visus sugebėjimus ir visas tavo ribas. Autorius sako, jis pašauks tave daryti tai, kas pranoksta tavo jėgas, tavo sugebėjimus, tavo galimybės. Ir jeigu tu darai tik tai, ką gali padaryti pats savo jėgomis, tai autorius šios knygos abejoja, ar tai iš viso yra iš Dievo. Galbūt iš dalies geras gyvenimas, tiesiog eilinis geras gyvenimas, bet jame trūksta druskos, jame trūksta karščio, jame trūksta ugnies. Būtent tų atributų, kurie parodo, kurie demonstruoja Dievo veikimą tavo gyvenime. Taip ir nuostabusis Andrew Wommakas čia dalinasi tokiu savo gyvenimo pavyzdžiu. Jis sako, kad jis mokykloje buvo visiškas intravertas ir negalėdavo net pažvelgti kitam žmogui į akis, o tuo labiau su juo kalbėti. O dabar, kai viešpats pašaukė jį skelbti žodį, jis tebebuvo toks pats intravertas ir bijodavo kalbėti žmonėm. Bet dabar, pažiūrėkite, jis kalba milijonams ir milijonams žmonių. Štai, ką Dievas iš jo padarė, štai, ką jis išlipdė, štai, kaip jis jį išformavo. Jeigu mes leidžiamės viešpačiui kaip tam puodžiui, molio minkytojui, mus lipdyti, mus minkyti, jeigu jam nesipriešiname, jei nesukietėjame, jis gali iš mūsų padaryti dalykus, apie kuriuos mes galbūt net neįsivaizdavome, bet jis įsivaizdavo, jis tai numatė, jis tai turi tą mintį ir nori tai išbaigti mūsų gyvenime. Taigi ir autorius šios knygos sako, Dievas pašaukė man padaryti tai, kas visiškai pranoksta mane. Dievas liepia man daryti dalykus, kuriems nėra jokio žmogiško paaiškinimo. Neturiu atsakymo, sako Andrew Wommakas, kodėl Dievo palaiminimai mano tarnystėje tokie dideli. Tai pranoksta mano natūralius sugebėjimus. Aš nedarau nieko, jisai sako, tik myliu Jėzų ir laikausi jo. Negaliu parodyti į savo tarnystę ir pasakyti, kad ji palaiminta dėl mano talento ir gebėjimų. Taigi, Andrew Wommakas sako, kad jis nesijaučia, kad būtų toksai kažkoks ypatingas, talentingas, labai išmanus, labai sugabus, turintis ypatingų talentų, bet nepaisant to, visa tai pranoksta jo natūralius sugebėjimus ir jo tarnystės sėkmė yra be galo didelė. Tai yra antgamtiška, tai yra Dievo darbas, kurį jis tiesiog leido Dievui atlikti, nesipriešindamas. Ir jis taip gražiai pajuokauja, sakydamas, kad tiesą sakant, jeigu būčiau Dievas, pats savęs nebūčiau pasirinkęs. Turbūt ir mes dažnai apie save taip galvojam, jau manęs tai Dievas negali pasirinkti ten padaryti kažkokiam ypatingiam darbam, ypatingai įtakai, kažką tai didelio nuveikti ar nugriauti, kažkokias tai priešo tvirtovės ir pastatyti kažkokį didžiulį misiją, didžiulę tarnystę.
Bet kas žino, ką Dievas yra numatęs, gal mums reikia tik tai nustoti priešintis ir prieštarauti ir neriboti jo savo netikėjimu. Taigi aš šito mums visiems ir linkiu, visiems, kurie kartu su manimi skaito šią knygą, kad mes ją beskaitydami išties išmoksime neberiboti Dievo ir leisti jam atlikti viską, ką tik jis nori per mus ir mūsų gyvenimuose.